O tau teko girdėti tokius žodžius, kam tau to reikia, tu pablūdai, visai kažkokia nesąmonė sugalvojai. Ir čia, kai užsimanai kažko naujo, kai svajoji plačiau, žmonės bijo. Bet kiti žmonės bijo ir tai replikuoja, nes nesupranta tavo norų, nes kartais juos tiesiog gąsdina, tiesiog baugina tavo pats augimas. Bet iš tiesų tai yra tavo gyvenimas ir tai yra tavo kelias ir ne jų komforto zona. Tu neprivalai likti mažesnė, sumenkėti ar kažkaip atsisakyti savo svajonę vien tam, kad kitas žmogus pasijaustų saugiau, ramiau. Ir tu neprivalai paaiškinti, kodėl tu nori šitos svajonės. Tiesiog šiandien padaryk tai. Patirk tą naujumą, patirk tą pirmą kartą. Ir jeigu tau tai duota, vadinasi, tai tau ir priklauso. Eime? Aš tai padariau. Labai savim didžiuojasi. Ir toks jausmas, boružėlė, žiūrėk. Toks jausmas, kad šiandien mano gimtadienis. Šiandien kokia diena? Balandžio 26. Ir antra, nesvarbu. Toks jausmas, kad mano gimtadienis taip gera. Parodyti savo, kad viskas, apie ką svajoji, gali tapti realybę. Atrodo, kad viską nuplovė. Kas nereikalinga, užkrovė. Ir aš esu pasiruošus naujai pradžiai. Fantasiška vieta. Mano bedugnis. Mano bedugnis. Ir va čia ir norėjusi to pirmo karto. Taip kad kviečiu tau irgi neriboti savęs. Negalvoti, o ką pagalvos kiti. O tiesiog imti ir pildyti savo svajones.